Kokie jūs gražus. Eik čia, eik čia. Šiukšlė. Labą dieną. Šiandien keliautojai pradėt kelionę visai kitaip. Plans šiandien. Koks šiandien plans? Mint pavėjui. Plans Šatrijos kalnas. Žemaitiją aplankyti. Šiandien lengvai, be tašių, be nieko. Pietausim kažkur Luokiai. Minsim dabar pavėjui iki Luokės. Šalia Luokės yra kalnas Šatrijos. Šatrijos kalną aplankysim, po to suksim ratą gal pro Varnius. Žiūrėsim pagal laiką. Jeigu neužteks laiką, tada suksim pro Užventį ir grįšim atgal. Nu, kas gausis, tas gausis. Kažkas sakė, kalnų nenoriu. 6% iškart. Tašės va labai gerai. Ta priekinę pasiliek, o tą viršui gali va smulkmę susidėti. Nereik vis neštis visokių kuprinių. Labai patogu. Nu, super. Dabar leidžiamės. O, koks kelia gražus. Žemaitija. Matai, kodėl ten kalnas Šatrijos, nes upė Šatrija. O, atminam. Nemenks kalniuks, ne? Kokia žvakių turi, viską turi. Dabar kebabą geriau suėsime. Žiedadulkių suminam. Nu, 3 kilometrą iki Laukės. Nu, suėsi ten tų kebabą. A čia, bičiuli? Čia. Ačkarik. To pačiu. Ne, mes nesuvalkėjau. Nesuvalkėjau, nu jie. Suvalkiečių čia visas autobusas Vainų Šaukščių padalinus. Vaišiek. Nu, dėkui. Žiūrėjau ir kraupau. Lemba, kurių velnių. Sėkmės. Nu, liuksai. Ne visai žiedadulkės sušvelnint medaus aštromą, o medus sušvelnint pačią žiedadulkės. Ir nešiausi. Ir variausi. Ir niekaip neužlip. Galo nėra. Vaizdelis tai gražus, ne? Nu. Ten dar regykla jį. Jo. Vau. Ten matos Luokė. Kas tas? Karvės. Aha, kažkoks bokštelis. Regykla į karvės. Nu, toks relaksas labai. Einam, mano dviratį pavogs. Rugsėjo 22 dieną būn rudens lygiadienis ir ant kiekvieno kalno daro rudens tą sąšauką. Šatrijos kalnas uždeg pirmasis laužą, duod kalnui ten, kur mes atmynėm nuo Kurtuvėnų pusės Girnikų kalnui. Šaun fejerverką, uždeg laužą ir jie visi atseit mato. Ir iš tikrųjų realiai matos, nes aš esu pati dalyvavus tam renginy. Pietai. Šį kartą lėkštėj. O man va, tuščia. O tai dieta. Dieta baigėsi. Kaip žmonės ne iš vienkartinių pavalgys. Aš pasėmiau žuvytę, netoms kebabą. Viską suvalgiam. Buvo visai gardu. Lekiam. Kokie dabar bus kalnai, kas atspės? Turėtų būti dabar sunkiau minti, nes privalgius bulvyčių ir žuvies. Šiaip labai gardžiai, labai greitai, rekomenduoju tikrai. O kas čia toks? Visureigis. Palauk, įlipsiu.
tik nebėra kur atsisėsti. Kaip neįlysti kažką apleista. Žiūrėk, pedalai netyra. Lankstai gers. Šiukšlės. Žiūrėk, čia atsidaro irgi. Da langą yra, žiūrėk, langas pasikeli. Žiūrėk, gali uždaryti langą. Ei, gerulis. Palikim su uždarytų langų, kad neprilytų. Ei, Tomai, mane išleisk. Atsidaro, čia jis dar užsirakinęs buvo. Galim užrakinti, atrakintą palikim. Kaip išlipti. Tiesiai ir dviračiai. Aha, patrauk. Šoksiu. Op. Išlipau. Čia Estija, ten Rusija. Kels viršui. Oho, kas ten? Einam tik tai čia dalia. Jej. Kur važiuoji? Šiukšles paliko. Privažiavau už stovyklavęs, gal toliau kelsiu ženklą. Šaltinius laumės pėdava. Matai, ir parašyts mineralizacija, netgi 4,45 mg litre. Parazitizacijas ne. Na tai padarysiu. Elnio dvaras, o čia va sėdi dvare karalius su karalienė. Čia visas parks yra, va. Dėdė, ką pagavai? Įspūdings. Elniuks. Blizga visas. Čia medžiotojai su šuniuku, o ten su šarmu. Į šunių yra pimpiuks, o ten berniuks. Šautuvas, viskas, taikiklis, žiūronai. Nu, čia padirbėta. Į padangos viskas, išvalinta. Kojos kokios. Baks, viskas, raps, iš varžtukų suvirinta. Čia verta buvo atvažiuoti vien dėl to. Kažkas pridėta kaip tikras. Niekada nesakykit, nenoriu. 8%. O, sėkmės. Ten yra piliakalnis. Visas kelias kaip piliakalnis. Aš nekilsiu ten. Ne. Wow, kaip kvepia. Jis nebūdingas visiškai lietuviškam tokiam. Grįžtam. Turim 81 kilometrą. Nu, ta Žemaitija galėtų žvyrkelius pasitvarkyti ir kalnus susimažinti. Viskas baigtas.
mini žygis, luokės kebabai. Kas dar? Varnių nesiekėm, nes pritrūko jėgų. Kitam kartui kraunamės į mašiną ir varom namo. Ate.